Jūs pažiūrėkite skirtumą. Realiai čia yra padanga ir platesnė, ir kibesnė. Šiaip, iš principo, pačios valinio padangos tikrai jos kybios yra ir viskas su jomis yra gerai, kol nusiperki tinkamo modelio ir tinkamo tredviero. Tai šitas padangas jau esu bandęs šitam automobilyje, kai važiavom Semi-Pro, naudojom, jei neklystu, 225 KEM 18, dabar kadangi gale daugiau gripo ir jau turėjom tokią bėdą, tai nusprendžiau su kaupu nupirkti 255-35 padangą. Jinai nėra pati minkščiausia, jinai kažkur apie viduriuką, 100 KEM tredvieras, Extremas gamina ten labai minkštų mišinių. Ir realiai net priekinės padangos driftai normaliai dėlą, mane jau hebrai įspėjo, kad su valino padangom per sezoną suvažiuoja porą komplektų ir tai nebūtų labai didelė problema, bet, pavyzdžiui, bent tos pačios valino, nu ir šitie Extrema jau tikrai daug kainuoja, už vieną padangą sumoki netoli 200 eurų, kas labai kerta per kišenių ir, nu, realiai skaudu išleisti ten, kur galėtų neišleisti. Tai, kadangi šitie kieti, šitos padangas kietas turėjau, tai jos ir liko kaip naujos. Na, o su šitom žiūrėsim, kaip seksis. Realiai dėl išbandymo varysim į Druskininkus pasitestuoti, kokį pokytį duoda tokios padangos ir kaip automobilis elgsis su daug gripo priekyje. Tai per daug gripo priekyje irgi gali būti problema, bet kai jo daug gale, na tai žiūrėsim, kaip čia viskas balansuosis. Galų gale galima į priekį visada įpūsti oro. Labą dieną, šiandien sveikinamės iš Druskininkų trasos ir šiandien standartiškai vėl laužysim mašiną. Praeitų išvažiavimų pastebėjom ir žinojom jau gedimus, šį kartą juos jau pataisėm. Tai turim naujas padangas priekį, tai yra vietoj 235 padangos 255 Extremas, daug platesnis, daug kibesnis mišinys, realiai dėjom, kad jau tikrai būtų overkillas. Ir antra šiandienos misija tai yra išsiaiškinti, kokias padangas naudosim kitiem metam. Pasirinkimo realiai rinkoje daug nėra, yra dvi padangos – Westlake'ai arba Zestino. Na, Zestino visi matėte, visi žinot, daug kas jomis lekia, aš iš seniau dar pratęs važiuoti Westlake'ais. Tai turim išsirikiavę realiai mūsų pasirinkimus. Tai turim šių metų Westlake'us, kuriuos gadinom, deginom, turim pavadinkime kitų metų Westlake'us, tai būtent tie Westlake'ai, kuriuos užsisakė dabar per žiemą ar kitą sezoną, gaus visi pilotai. Ir turim tiesiog šių metų Zestino. Tokios prabangos neturiu gauti kitų metų Zestinkių, tai bandysim senas ir lyginsim su jomis. Vizualiai jau pastebėjom, kad šitie Westlake'ai seni, 24 metų, kuriais važiavau, yra truputį platesni nei tos pačios išmėros Westlake'ai sekančių metų. Turime gan standartinius kriterijus ir turbūt svarbiausi bet kuriam drifteriui. Kaina, kaip kimba, kaip dėvisi, kaip laiko ir kiek dūmų duoda. Aišku, čia efektam, o šitie trys yra svarbiausi, pagal kuriuos turbūt darysime verdiktus. Vieną iš dalykų, kadangi iš karto žinom, tai galim susipildyti. Tai kažkokiu aš specialių nuolaidų padangom negaunu, perku ją standartiniam kainom su PVM-u, tai man praeitų metų Westlake'as kainavo 85 eurus, aš pirkau preorderio metu krūvą. Buvo tokia kaina. Šiais metais Westlake'as jau brangsta. Nors atrodo biškai mažiau gumos, bet 5 eurai vis tiek kažkur atsirado. Ir Zestinkės šiais metais, nežinau kaip kitais metais, gal kažkas pasikeis, jos buvo, sunku labai rašyti kitą pusę, 98 eurai. Kaina linksta į Westlake'ų pusę, bet turim įsiaiškinti. Tikrai būna scenarijų, kai tas kelių eurų skirtumas ar 5 jaučiasi kaip per didelį kiekį, bet išmėčius per išeigą padangų gali būti, kad net brangesnį gaunasi pigiau. Nu tai va, dėl to čia esam ir tą norim įsiaiškinti. Manau, labai daug nešnekam, einam pasižiūrėti, kokią čia trasą, kaip čia reikėtų važiuoti, nes jau kažkokios fiškutės išmėtytos, šiandien esu vienas, nieks kitas neatvažiavo, privati treniruotė. Tai bandysim visko neišvartyti ir bandysim gerai pasivažinėti.
žodžiu, pradėsime nuo važiuoto Westlake'o, tai realiai likučiai nuo kažkurio etapo, apsišilti, apsiprasti, suprasti, kokį layoutą čia darysim, kaip važiuosim ir susirasti bazinį slėgį, nuo kurio pradėsime ir atsispirsime nuo šitos vietos. Tai varom raižyti pirmų ratų, žiūrėti, kaip važiuojasi. Šiandien standartiškai vėl laužysim mašiną. What the fuck? Nežinau. Turėtume klientą išgydyti. Reikia truputėlį jums smegenis suvedyti. Žodžiu, dabar ant automobilio turim važiuotus vestus, bandom apsišilti ir susirasti kažkokį trasos konfigą ir nesudaužyti mašinos. Tai šildomės ir legiam. Žodžiu, susidėliojom kažkokią tai trasytę, šiaip gan sunku kažką sugalvoti iš principo, nes yra tokių wet spotų trasoje, tai bandom juos apeit, bandom kažką tokio sudėlioti, kad neatsidurčiau tose šlapiausiose vietose, nes labai skiriasi sukibimo lygis, kai yra sausa danga ir šlapia, dar aš pirmą kartą pajaučiau tokį, tai realiai kaip ant bėgių stovi ir iškart nuslysta. Tai va, dabar ant mašinos yra 24 metų sezono Westlake'ai, apsišildom ir pradėsim žiūrėti, kaip jie dirba, ir rinkti visą datą. Varom. Pravažiavom 4 ratus ir turime praktiškai lygų Westlake'ą. Gal būtų galima važiuoti dar kokią pusytę rato, bet jau yra pavojinga, ypač kai labai permainingos sąlygos. Tai realiai 4 ratai, galima užfiksuoti informaciją. Taigi pirmoji data. Kaip tikrinsim sukibimą, tai bandysim pagauti, čia jau toks dalykas, tu jo nepasversi gerai ir nepamatuosi. Bandysiu subiniai išgaudyti, kad visos padangos kibtų panašiai kaip pirmas atskaitos taškas ir šiaip realiai iš jausmo, kaip automobilis susipučia, kaip jam sunku važiuoti, visas postumis. Tai bandysiu visą tą sureguliuoti grinai iš slėgio, suvedimo nieko nekeisim, kietumo nieko nekeisim. Tai dabar pradėjom su tokiu baseline'u, kuris yra 1,5 baro. Tai bandysim šitas padangėlės dabar davesti iki to, kad važiuotų taip pat kaip šitos. Dėvėjimasis. Turim 4 ratus. O dūmai, kaip dūmai matai, liuks. Tai čia jau nuo metų priklausys, įvertins, ar labiau liuks, ar nelabiau kažkur iš kitų padangų, bet čia ir toks rodiklis, labai daug nesveriantis. Tai su galu tiek. Galima įti prie priekio, jaučiu, ne?
Paraleliai priekį darom tokius salę pakeitimus, bandymus. Vienas dalykas, kadangi uždėjau platesnį padangą, reikia perreguliuoti stoperius, nes panašu, kad arti full loko pradėjo siekti. Taip pat pabandžiau pasireguliuoti kasterį, nes dabar labai lengva reguliuoti kasterį ir net nepabėga suvedimas. Tai čia naujoji Pro versija, kuria jau realiai viskas. Jau turim pardavime, jau pardavinėjom. Pirmukam ir E9 visai kartai. Pro versijos sukimas, jis platesnis, jis turi dafiga kampo ir laisvai reguliuojasi kasteris. Tai pabandėm peršokti iš maksimalaus kasterio į minimalų, tai čia kalbam maždaug iš 6,5 peršokom į labiau 4,5, kažkas tokio gerai atsimenu. Ir man nepatiko, man norėjusi daugiau kasterio, o realiai kai kuriuose vietose atrodė, kad aš jau laukiu ir ruošiuosi, kad automobilis šveis į kampą ir darysim staigų Wi-Fi-ų, o jis toks flegmiškas, taip ramiai šoka į kampą ir toks kontroliuojamas. Tai kontroliuojamas. Man nepatiko, aš norėjausi, kad jis būtų staigesnis, tai va. Bandom dar truputį pasivažiuoti su šitų kasteriu, jei ką, kažką bandysim dar pakoreguoti. Aikštelė jis netinka, bet greitai trasai, manau, čia bus tai, ko reikia. Tai va, dedam į galą, sekančią padangą ir varom testuoti. Aš atitaisysiu klaidas, pabandym su mažiau kasterio, nepatiko aikštelį, noriu, kad jo būtų. Rygoje gal kokiai ir atsisuksim tą kasterį atgal kiek va čia ir kad jinai būtų biškiai vangesnė. Dabar tai sukam visą atgal ir mėgaujamės normalią mašiną. Principas paprastas, čia yra minimalus kasteris ir tuoj atsuksim į kitą padėtį, kuri yra maksimali. Tai galit imti laikmatį. Vsio, grįžom į kasterį normalų. Čia yra pagal visą standartę instrukciją, visas reguliavimas standartinis, čia yra dabar 6,5, nu priklausys nuo kėbulo, ten truputį mini paklaida, bet apie 6,5 kasterių. Tas idealus skaičius mano akyse, ką bandau pasiekti daugumoje mašinų. Aišku, ten yra daugiau parametrų, kurie turi viskas kartu veikti, turi būti darnuma, nereiškia, kad jei kasteris bus gerai, bus viskas zaibys. Taip nebūna, viskas turi būti krūvoj. Bet aš pasidariau taip. Ir Hebra sako, jam patinka. Kem 6 tiek, pirmukuose, senoje versijoje tiek, naujoje dabar tik turim reguliavimą. Galima primažinti, bet kaip matot, tiek darom tiek pat. Tai ką, visleikai nauji, tie kur truputį siauresni, sukibimas. Realiai pradžiai tikrai trūko, jo pasijautė, kad yra jo mažiau. Išleidom pusę barų. Vienas baras. Dėvėjimasis tie patys 4 ratai. Gal liko kokiu 0,25 mm, ketvirtadalių milimetrų daugiau, bet vis tiek skaitau 4 ratais. Dūmai, abu buvo mašinom, kaip dabar įvertinsim. Šiaip buvo dūmo, bet paklausim dar Romkos, dar kol kas klaustukas. Seni vestukai biškai geriau atrodo. Varysim testuoti zistinkių. Turiu pusę tokios važiuotos poros zistinkių, tai su ją apšilsiu, pasižiūrėsim kaip kas, kad būtų sąžiningas palyginimas ir tada jau šoksim su čia galva į naują zistinkių porą. Tai va, varom apsišilinėti. Neatrodo, kad geriau kimba. Kas? Neatrodo, kad geriau kimba. Kažkaip subinė sako, kad jo. Žodžiu, dabar turime zistinkas, apsišilom, pirmi įspūdžiai neblogi, svarbiausia, kiek laikys. Tai turim tą patį 1,5 baro, žiūrim kaip elgsis.
Nu ką, turime rezultatus. Aišku, prieš tai Romka, ar pameni, kai buvo su naujais 25 metų vestais dūmai? Ar pameni? Vidutiniškai? Nu, jei nuoskaitėm liuks, tai šitai turbūt, ar skiriasi nuo pirmų vestų? Ne, nebuvo skirtumo. Tai liuks. Užbaigėm su vestais. Ką čia turim? Sukibimo, zesleikai. Žodžiu, zestinkės tikrai juntamai kimba daug daugiau. Realiai, manau, skirtumas buvo, važiavam su to pačiu 1.5 šalto ir, manau, kibo geriau negu šitos. Per, manau, va, tą patį skirtumą, tai, manau, galima sakyti, kad 2 barai. Tai reiškia, kad čia turint daugiau oro, tu turi kaip čia su baro, o čia kaip su 1,5. Nu, tai sukibimo daugiau. Bet čia galim rašyti viso labo tik 3 ratai. Nes jau po 3 rato padanga maždaug atrodė taip pat kaip, nu, kaip vestai po 4 ratų. Realiai automobilis mažiau buvo ribotkiai, važiavant su kibimo tikrai skrido daug baisiau, bet ir padanga greičiau pasibaigė, nu, tai čia tokie mainai. Suvažiavam dar 4 ratą, tokį simbolinį, bet jau stačiausi atsargiai ir jaučiau realiai po pirmosios arkos jau jaučiau, kad mašina jau viskas jau nebesistumė taip, kaip reikėtų. Ir, nu, tikrai buvo sumažėjęs sukibimas, tai dėl to čia tik 3 ratai. Dūmai, tai nežinau kaip užrašyti vo. Ta prasme, vo. Ir emauta iš Skype'o laikų. Vo. Dūmų dafiga. Ką iš to pasiėmam? Nežinau, iš tikrųjų, ką iš to pasiėmam, reikia pagalvoti. Man kaip biudžeto žmogui, turbūt, kad dar aš įsitenku vesleikuose ir to sukibimo man, ką jis duoda, užtenka. Bet tuo pačiu gal visai norėčiau automobilį atlaisvinti, kad geriau galėčiau išnaudoti padangą ir man būtų lengviau vairuoti. Nes, nu, tikrai, jisai kyla neadekvačiai, jis kelia vienkę, šita mašina yra ant sukibimo ir, nu, manau, dėl to biškį sunku ją valdyti. Ją reikėtų pakietinti, vat ir tada atsiranda tas klausimas. Tai gal jau šitų vestų, gal jau ir nepakaktų ir gali būti, kad reikėtų šitų zestinkių. Šiaip palyginus kaina mažai skiriasi, bet nepamirškit tokio dalyko. Vienu metu ant automobilio dedasi 2 padangos, čia yra 108 eurų, čia yra 196 eurai ant automobilio. Ir padalinus šitą sumą iš ratų skaičiaus su vesleiku gausis, kad tu išleidi 5 eurus ratui, o su zestinkė tai realiai po 6 kokius eurus, taip 5-4 eurus už ratą. Tai čia realiai 20 eurų skirtumas už vieną ratą kainą. Tai va su šitu reikia biškį galvoj pagalvoti ir atitinkamai kitiem metam užsipirkti. Susigalvoti tą planą, ar tikrai gaudysim kiekvieną tą centimetrą sukibimo ir rinksime zestinkas ir išleisim daugiau, ar važiuosim su vestais ir gali būti, kad netruksim to sukibimo, nes mašina kaip yra kimba žvėriškai. Reikia pagalvoti, tikrai reikia pagalvoti, žodžiu. Iš principo dar tokio apibendrinamojo žodžio kaip ir neturiu galutinio. Manau, reikia nuspręsti ir įsirinkti, ko norisi. Ar sukibimo, ar kad tiesiog būtų pigiau. Tai realiai patys išbandėm ir pajautėm, kad, nu, girdėjau, sakė kiti driveriai, kad ir laiko ilgai, ir kimba gerai, ir, nu, tiesiog aфиgeną tą padangą. Nu, pasirodo vis tiek yra sukibimas ir yra laikymas ir šitie dalykai, nu, negali būti, kad vienos padangos ir tas bus geresnis. Tai yra lygtis, vieno daugiau, kito mažiau. Taip, tai reikia pasirinkti, kas kam labiau tinka. Ką dar? Ką tu, Romko, turi pasakyti? Nu, skrenda. Skrenda ir ant to. Čia jau turbūt tiesiog pagal driverį, pagal asmenybę, pagal skaičiavimą. Tikrai reikia skaičiuoti. Teisingai Oskarai sako. Pagal trasą. Teisingai Oskaras sako. Reikia čia prisėsti ir pagalvoti šito klausimu. Nėra, kad tokie vaizdus atsakymas tikrai niekam negalėtų nieks pasakyti, kad tas yra 100% geriau, ar anas yra 100% geriau. Abi padangos tikrai turi savų pliusų ir tiesiog kam ko reikia. Tik kas labai keista, kad čia ką pajutėm, kad zestino, nu, atrodo ženkliai geriau kimba, o kačerginiai buvo jausmas, kad priešingai realiai zestino leidom slėgį, kad važiuotų panašiai kaip vestas. Įdomu, ar čia atėjo iš tiesiog mano nepatirties ir pirmo karto kačergoj ir kitų faktorių, kaip nekimbantis priekis, bėgiojantis, slidinėjantis ir panašiai. Ar iš ko velnias čia žino? Gal greitose trasose taip veikia tie mišiniai, kas čia žino, nežinau, reikia toliau testuoti. Žiauriai gerai treniruoti, žiauriai gerai palakstėm, pasibandėm, nu, realiai pasibandėm, ar visų pirma telpa čia tą padangą, niekas nieko neliečia, taip biškį stoperį pareguliam.
Toliau viskas liuks, tikrai jaučiasi, kad priekis dabar kabina ir tu tiesiog važiuoji, nusuki vairą ir tas mašina neria į šoną. Nu, realiai priekis klauso, tai panašu, kad mums trūko tikrai to sukibimo priekį. O toliau, viskas liuks, viskas patiko. Tikimės, kad viskas gerai seksis ir toliau ir laukiam sezono uždarymo Rygoje. Tai yra dar viena pavojinga trasa ir laikykite čiūrus, kad sekantis video būtų laimingas. Ką, iki sekančio.